Sveiki, mano vardas Liucija ir aš rašau blogą Ne vištienos kepsnelis. Praeitą savaitę manęs paklausė, galbūt norėčiau išbandyti vakarienės prenumeratą. Šiek tiek pasidomėjau, kas tai yra ir pagalvojau, kodėl ne. Tai vakarienės prenumerata yra toks dalykas, kai savaitės pabaigoje užsisakai kitos savaitės vakarienių rinkinį. Jos būna didelis, tai yra 4 vakarienės su mėsa, vegetariškas, 4 vakarienės be mėsos, plona linija. Tai yra tiems, kurie nori numesti svorio, taip pat 4 vakarienės ir mažas rinkinys 3 vakarienės. Šiame filmuke, video norėčiau parodyti, kaip tai veikia ir labai pasistengsiu kiekvieną vakarą arba bent per pietus pagaminti vieną iš patiekalų, po to nufilmuoti jį, parodyti čia, papasakoti, ką aš apie tai galvoju, ar man patiko. Ir po to savaitės pabaigoje, jei turėsiu laiko, tiesiog apibendrinti visą šią savaitę ir pristatyti savo potyrius. Tai laukiu, kol šiandien gausiu siuntinį ir tuomet pradėsiu visą savaitę filmavimo. Turim visokių daržovių, turim kažkokią knygutę. Tai, joje parašyta vakarienės prenumerata, savaitės meniu, kažkas apie salierus, produktų sąrašas. Taip. Patarimai, kiekvienos dienos patarimai. Atrodo visai neblogai. Taip, aš manau, kad galima daryti bet kokia tvarka tikriausiai. Neturėtų kažkas sugesti ir kas čia. Ui, šlapias paviršius. Lol. Taip. Apkepas ir artėjančios savaitės meniu. Bent jau iš nuotraukų tai atrodo tikrai skaniai. Pažiūrėsim, kaip gausis paskui. O dabar reikės traukti viską, kas čia ir žiūrėti, kaip čia kas turi būti. Na va, viskas gražiai visai savaitai arba 4 vakarienėm. Ir pažiūrėsiu, ar aš čia darysiu kažką eilės seka. Ar neeilės seka. Ir žiūrėsim, kas gausis. Taip atrodo mano galutinis paruoštas troškinys. Ant viršaus uždėjau pjaustytų vyšnių pomidoriukų ir šiek tiek petražolių, kurių dar turėjau namie. Šitam receptui reikia tikrai smulkintuvo. Arba labai gerų jūsų pjaustymo įgūdžių, kad supjaustytume daržovės labai smulkiai. Iš viso gavosi, kad kepiau 40 minučių. Salieras dar kietokas. Morka? Morka irgi vidutiniškai, bet negaliu sakyti, neskanu ir nevalgoma. Tikrai viskas puikiai, tiesiog manau, kad smulkiau supjaušius jaustųsi, viskas būtų iškepę geriau ir galbūt pasikeistų net nuo tos skonis. Tai tiek. Šiandien yra ketvirtadienis ir dėja valgau tik antrą savo vakarienę. Ir šiandien nusprendžiau pasidaryti rizoto su apelsinais ir moliūgais. Visas gaminimo procesas buvo labai įdomus ir tikrai aš labai džiaugiuosi, kad nusprendžiau jį pasidaryti šiandien. Net iš keptuvės nevalgiau, laukiu, kol galėsiu paragauti prieš kamerą. Patiekalas atrodo taip. Tikiuosi, kad yra fokusas. Paragausiu. Žiauriai skanu. Iš šio patiekalo turėjo eiti grietinėlė, kurios aš nevalgau karvės pieno grietinėlės, bet nebuvo pridėtos jokios kitos. Tai naudojau kokosų pieną, bet manau, kad čia puikiai tinka. Jis kokosų pienas. Taip pat turėjo eiti džiugo sūris, kuris viską kaip ir surištų, kaip ir paprastam rizoto. Tai įdėjau 2 šaukštus maistinių mielių. Jeigu kas nors nežino, kas yra maistinės mielės, tai yra tokio riešutinio sūrio poskonio ne milteliai, bet tokie lengvi gabaliukai, flakes angliškai, nežinau net kaip lietuviškai. Ir angliškai vadinasi nutritional yeast. Jos nėra paprastos mielės, kaip jalų deda. Tai yra visa B vitaminų grupė ir dažniausiai būna su B12. Ir jos naudojamos įvairiuose receptuose, kur reikia riešutų, sūrio, nes suteikia tokį sūrišką poskonį. Aš dar išbandžiau tik 2 patiekalus iš 4, bet spėju, kad šitas bus skaniausias iš visų. Ir manau, kad jo receptą įdėsiu į blogą. Nes man leido.
Žiauriai skanu. Trečia mano vakarienė yra sriuba, pakankamai užpildanti skrandžio tūrį. Ji yra iš lęšių, kalafiorų, pomidorų ir ant viršaus yra kalendros. Pabandysiu nufilmuoti dar kitų rakursų, jeigu nesimatys. Pabandysiu pragauti, kas čia gausi. Sriuba, kaip sriuba. Aš manau, kad sriuba yra vienas iš būdų, kai gali sumaišyti daug naudingų dalykų viename. Tai pavyzdžiui, kaip čia, lęšiai, kalafioras, kad ir pomidorai, kalendra. Ir ji visą laiką taip sušildo skrandį ir man visą laiką žiemą, arba kai pradeda šalt, labai užsinori sriubos, nes užsinori kažko šilto pilve, kas nebūtų tiesiog šiltas maistas. Tai, manau, tikrai puikus to šiltumo pilve norėjimo įgyvendinimo būdas. Bet aš sakyčiau kokie, 8. Skani sriuba. Tiek. Taigi, praėjo visą savaitę, šiandien yra pirmadienis. Norėčiau trumpai apžvelgti savo pastebėjimus, susirašiau pliusus ir minusus ir šiek tiek apie patį gaminimą bendrai. 4 vakarienės pasigaminau per visą savaitę. Paskutinę valgiau vakar. Man nepavyko kiekvieną vakarą pasigaminti po vieną vakarienę, bet niekas nesugedo, aš viską sunaudojau, viską išbandžiau. Nenufilmavau paskutinio patiekalo, nes jį dariau Vilniuj, namie. Ir neturėjau kameros, o nenorėjau filmuoti su telefonu, kad nebūtų kita kokybė. Tai šiek tiek trumpai dabar apie jį. Aš neturiu čia smulkintuvo, dėl to nusprendžiau jį pasidaryti Vilniuj. Pasidariau humusą, kuris buvo... Man niekada nepavyksta pasidaryti humuso tokio skanaus kaip iš parduotuvės. Dažniausiai būna atvirkščiai, bet su humusu kažkodėl yra taip. Kadangi negaliu valgyti kuskuso, tai pasidariau su ryžiais. Daržovės gavosi labai geros. Labai geras marinatas, iškepė puikiai ir panašiai, bet pats patiekalas, sakyčiau, buvo toks vidutiniškas. Jis tikrai nebuvo neskanus ar kažkas tokio, bet pagal visos savaitės patiekalus, tai man labiausiai patiko moliūgų ir apelsinų rizoto. Tai pirmoje vietoje, o visi kiti 3, aš sakyčiau, užima 2 vietą. Jie visi buvo skanus, maistingi patiekalai, nuo kuriuo aš pavalgiau ir jaučiausi soti, bet tai nebuvo nieko labai išskirtinio, taip sakykime. O dabar norėčiau trumpai pristatyti pliusus ir minusus. Tai pirmą pakalbėsiu apie pliusus, nes žmonėms dažniausiai patinka pirmą išgirsti teigiamą informaciją. Taigi pirmasis yra, kad nereikia galvoti, ką ruošti valgyti vakare. Tas tinkamas produktų kiekis kiekvienam vakarui, kai nereikia galvoti, ką čia įdėti, kaip čia paskaninti ar panašiai, iš tikrųjų palengvina patį darbą ir grįžus vakare nereikia labai daug mąstyti, ką čia su kuo komponuot, kad būtų skanu. Tai čia pirmas pliusas. Antras pliusas, lyginant su užsakymu maisto į namus, tai yra laukimas. Niekuomet nereikia laukti valandą, 1,5 ar 2, bent jau Kaune, kol atvažiuos tavo maistas. Čia reikia laukti tol, kol pasigamini, bet vis tiek gamindamasis jau kažką užkandi, kažką paragauji ir tiesiog greičiau prabėga tas laikas. Dabar trečias ir manau vienas galbūt svarbiausias, tai yra meniu paįvairinimas, nes bent jau aš turiu grupę produktų, kurią naudoju skirtingomis kombinacijomis per pietus ir per vakarienę. Ir labai retai, tarkim, sugalvočiau dėti vaisių į rizoto, ar pasidaryti kažkokį apkepą, ar dar kažko. Tiesiog tai būna rečiau ir vyksta galbūt kažkam progom, bet ne kiekvieną dieną grįžus po paskaitų. Tai dėl to manau, kad tai iš tikrųjų labai paįvairina kasdienę mitybą ir galbūt galima net sužinoti apie naujus produktus ir kaip juos naudot, pasisemti idėjų iš receptų ir manau, kad tuom ir pabaigsiu savo pliusus. Na ir dar užsirašiau kelis minusus. Tai pirmasis būtų piniginis dalykas. Vegetariškas meniu kainuoja 36 eurus, jeigu neklystu, 2 žmonėm, tai dalinant iš 4, tai yra po 9 eurus per vakarą. Tai gaunasi po 4,5 žmogui. Manau, kad gyvenant vienai, taip kaip gyvenu aš, tikrai neapsimoka, nebent tą patį valgyti per pietus ir vakarienę. Jeigu gyveni dviese, aš nežinau, reikėtų pasverti tai, kas yra svarbiau, nes už 4,5 eurų gali laisvai pavalgyti mieste ir tikrai gerai, bent jau Kauno standartais, Vilniui galbūt sausiau. O mėsiškas meniu žinau, kad kainuoja dar brangiau, gal virš 40 eurų. Aš sakyčiau, dėl noro išbandyti kažką naujo,
tikrai džiaugiuosi, kad šią savaitę pabandžiau ir galbūt kokius sesijos metu, ar tuomet, kai esi labai užimtas, bet vis tiek nori pats žinot, ką dedi į savo ruošiamą maistą, tuomet taip, bet manau, kad tai vis vien yra šiek tiek per brangu. Žinoma, jeigu jūs esate suaugęs įsipareigojimų turintis žmogus ir už tos įsipareigojimus gaunat pinigų, tai yra visai kitas reikalas. Bet kai pinigų gauni iš tėvų, tai aš manau, kad ta piniginė pusė yra svarbi. Tuomet antras minusas, kad gali gauti produktų, kurių nelabai mėgsti. Tai kaip man buvo su salieru, nors dažniausiai žmonės galvoja, kad kai esi veganas, turi valgyti viską, kas yra augalinio, nes taigi taip mažai produktų. Taip nėra, nes produktų yra tikrai labai daug ir tu labai daug atrandi dar perėjęs prie veganizmo, bet čia kita tema. Bet aš, tarkim, saliero nelabai mėgstu, aš jį galiu valgyti, bet tai nėra dalykas, apie kurį pirmą, ar antrą, ar trečią pagalvočiau, kai užsinorėčiau valgyti. Aišku, buvo įdomu jį išbandyti, bet nežinau, ar tai mane paskatino dar kartą valgyti salierą. Ir trečias punktas, kad aš bent jau gyvendama čia Kaune be tėvų ir neturėdama visokių rakandų, kurios dažniausiai turi šeimos, neturiu tokio dalyko kaip smulkintuvas. Manau, kad tai nėra kiekvienose namuose sutinkamas dalykas. Aišku, jeigu domiesi mitybą ir maisto ruošimu, arba jeigu esi vegetaras ar veganas, ar tiesiog prijaučiantis sveikai mitybai, tai didelė tikimybė, kad turėsi smulkintuvą namuose. Bet studento namuose arba pas žmonės, kurie nevalgo įdomesnių dalykų, manau, kad nerasi tokio dalyko kaip smulkintuvas. Tad manau, kad receptai turėtų būti labiau pritaikyti tokiam žmogui, kuris, tarkim, kaip aš, turi peilį, šakutę, šaukštą, bliūdelį ir lėkštę. Čia tik tai mano požiūris, galbūt visi kiti turi smulkintuvus, nežinau, aš čia vienintelė tokia keista. Tiek pliusų ir minusų. Tikiuosi, kad mano potyriai jums leido susidaryti geresnę perspektyvą apie tai, kas iš tikrųjų yra vakarienės prenumerata ir kaip tai veikia. Tikrai rekomenduoju pabandyti dėl visų išvardintų pliusų ir galbūt paneigti mano pasakytus minusus. Dėkoju Olgai Dzindzaletai už receptus. Tikrai moliūgų ir apelsinų rizoto atsidurs mano bloge. Dėkoju vakarienės prenumeratai, kad leido išbandyti šį dalyką ir jį tikrai turėsiu omeny sausio mėnesį, kai ateis sesija. Tai dar kartą dėkoju, kad žiūrėjot ir iki!